amžinas filosofinis klausimas. Kas atsirado pirmiau, kiaušinis ar vyras? Višta, Aušra, višta, ne vyras. Tai aš ir sakiau, višta. Net tu sakai vyras. Jo? Mhm. Matai, kas galvoja, tas ir ant liežuvio. Todėl šiandieną mes įsiaiškinsime, kuris yra stipresnis. Vyras ar jo kiaušinis? Ne, tai tiesiog kiaušinis. Tai aš ir sakiau, tiesiog kiaušinis. Ne, tu sakai vyro kiaušinis. Nu, matai, kas galvoje, tas ir ant liežuvio. Žodžiu, kas stipriau, vyras ar vištos kiaušinis? Dėmesio, dar vienas mūsų eksperimentas su tikrais kaimiškais kiaušiniais. Sako, kad neįmanoma viena ranka sutraiškyti kiaušinio. Ta ir pabandysime dabar išsiaiškinti. Na? Pumpuok. Neįmanoma. Pumpuok. Aš spaudžiu iš visų jėgų. Duok man pabandyti. Okei. Na? Niekaip. Mums nepavyko. Pažiūrėsime, ar pavyks vyrams. Kaip galvojate, ar posakis, kad su viena ranka neįmanoma sutraiškyti gero naminio kiaušinio, yra tiesa ar netiesa? Turbūt netiesa. Manau, kad tiesa. Nu tiesa turbūt, jeigu žmonės sako. Manau, ne. Įmanoma. Pirmasis eksperimento dalyvis – kiaušinis. Paimtas? Ja, dabar Bet jas. Aha. Nežinokit. Kaip nebūtų keista, nepavyko. Bet sąžiningai. Neįmanoma. Neįmanoma? Iš tikrųjų spaudžia? Nu jo, va. Nesuspaudžiu. Ja, ir iš vieno taip spaudimą. Čia yra mano pirmoji patirtis su kiaušinių traiškimu. Aha. Bet tu suėmei ten aukštyn. A, tai nieks nesakė kaip. Triukas. Nieks nesakė kaip. Nu va, sąžiningai, tai neišeina. Ha! Vieną ranką sutraiškiau. Ramiai, va. Tai reziumuojant laidą, išsiaiškiname pagaliau, kad vyrų galia ir stiprybė slypi tikrai ne jų kiaušiniuose, atsiprašau, ne vištos kiaušiniuose, o tiesiog išradingume ir protingume. Stiprių kiaušinių